ką apibūdina ORP ir pH vandens parametrai. Jeigu apie pH parametrą daugumą yra jau girdėję, tai oksidacinis redukcinis potencialas daugam yra kaip ir nežinomas arba mažai žinoma savoka. Kiekvienas skystis, taip pat ir vanduo, turi kažkokį tai krūvį. Tas krūvis gali būti teigiamas arba neigiamas. Jeigu krūvis yra su pliuso ženklu, tai reiškia, kad tokiame skystyje trūksta elektronų. Tų elektronų energija yra maža. Ir savo ruožtu, jeigu skysčio krūvis yra neigiamas, tai reiškia, kad tame skystyje yra elektronų perteklius, jų energija yra didelė. Ten, kur yra elektronai, ten judėjimas, ten gyvybė. Apie pH rodiklį. Vykstant elektrolizei, vandens molekulė taip pat skyla į rūgštinį vandenilio joną ir šarminį hidroksilo joną. Jeigu šių jonų skaičius yra lygus, tai pH rodiklis yra 7. Tai neutrali reikšmė. Jeigu vyrauja daugiau šarminių hidroksilo jonų, tai pH reikšmė kinta nuo 7 iki 14. Jo reikšmė didesnė, tuo skysčio šarmingumas yra aukštesnis. Ir atvirkščiai, jeigu pH reikšmė mažėja nuo 7 iki 0, tai skystis yra rūgštinis. Ir jo reikšmė yra mažesnė, tuo skysčio rūgštingumas yra didesnis.